Seksui ir miestui šiomis dienomis sukako 28 metai. Pirmoji kultinio serialo Seksas ir miestas serija JAV buvo parodyta 1998 metais, birželio 6 per HBO kanalą. Būtent tada prasidėjo istorija apie 4 draugės iš New Yorko. Vadinasi, Seksas ir miestas tikri dvyniai. Man visada patiko šis serialas, nes Carrie, Samantha, Charlotte ir Miranda labai ryškiai atspindi tam tikrus zodiako ženklus. Ir šiandien noriu pradėti nuo Samantos. Samantha yra liūtė. Ryškiai, dosni ir žaisminga katytė, kuri neslėpia savo nagų, o jais flirtuoja su visu pasauliu. Jos seksualumas ne ginklas, o gyvenimo žaidimas. Ji dievina prabangą, dėmesį ir visada atsiduria bet kokio vakarėlio centre. Gyvenime ji nelaukia, kol bus pastebėta, ji pati uždega šviesą ir priverčia visus atsisukti. Kodėl ji ne skorpionė, o tikra liūtė? Seksuali, aistringa, vyrus keičianti lyg pirštinės, daugelis mano, kad tokia moteris turi būti skorpionė, tačiau aš su tuo nesutinku, pati esu skorpionė. Kodėl Samantha nėra skorpionė? Skorpionai pasižymi stipriu saviniškumu, pavydu, paslaptingumu. Jų aistra dažnai būna labai gili, tačiau kartu ir kupina kontrolės. Samantha nekeršėja buvusiams, nekuria intrigų ir neseka savo meilužių. Ji atvirai sako, man reikia sekso, o ne santykių. Skorpionui vien fizinio ryšio neužtektų. Jam reikia visiško emocinio susiliejimo. Samantha neslėpia emocijų, nekelia scenų dėl neištikimybės ir gyvena pagal principą. Jeigu nenori, viskas gerai. Aš sutiksiu kitą. Tai ne skorpiono apsėdimas, o liūtės, orumas ir meilė gyvenimui. Kodėl ji liūtė? Meilė prabangai ir dėmesiui. Samantha dievina gražius drabužius, brangius restoranus, ryškų makiažą ir mėgsta būti pastebėta. Liūtės negali būti pilkos, jos sukurtos spindėti. Žaismingumas ir moteriška elegancija. Ji flirtuoja kaip katė, kuri puikiai žino savo vertę. Ji nespaudžia, nemanipuliuoja ir nežaidžia paslaptingų žaidimų. Ji tiesiog mėgaujasi gyvenimu, o vyrai dėl jos tirpsta. Liūtiškas seksualumas yra šiltas, atviras ir kupinas gyvenimo džiaugsmo. Jai reikia susižavėjimo. Liūtės mėgsta dėmesį ir komplimentus. Samantha nemėgsta būti viena, ne todėl, kad bijo, o todėl, kad jai tiesiog nuobodu. Ji lengvai atsiveria naujom pažintams ir mėgsta jaustis geidžiama. Ji nekeršia. Liūtė gali greitai užsidegti, tačiau taip pat greitai paleidžia nuoskaudas. Jei ją palieka, ji pasitaiso, šukuosina, nusišypso ir eina. Samantos gyvenimo filosofija. Aš myliu pinigus, aš myliu seksą, aš myliu save, o jei vyras nesupranta, kad mano gyvenime svarbiausia esu aš pati, vadinasi mums nepakeliui. Mano akimis Samantha gryna liūtė. Ryški, dosni, žaisminga katė, kuri mėgaujasi gyvenimu, myli save. O jūs, kaip manot, rašykit komentaruose, Samantha jums labiau liūtė ar vis dėlto skorpionė? Tai aš lauksiu jūsų komentarų, ką pasižiūrėti sekantį kartą. Aš tikiuosi liūtai ir skorpionai labai patenkinti išgirdę tiek daug visko apie save. Ir nepamirškit sekti mano profilį, nes pas mus dar yra 3 draugės. Aš esu Aleksandra, astrologė, numerologė, turiu savo online mokyklą, kur dėstau astrologiją ir numerologiją. Tuo pačiu konsultuoju ir vedu astro renginius. Apie visas mano paslaugas ir kainas galite pasižiūrėti mano internetinėje svetainėje arba parašyti man asmeniškai Instagram'e, Facebook'e ir TikTok'e ir aš papasakosiu. Iki sekančių kartų, jeigu jums patiko, nepamirškit uždėti reakcijų. Žinoma, susitinkam komentaruose.